man davė projektas, tai visų pirmiausia, aišku, kad karmos taškus. Truputėlį juokiuosi, bet man atrodo, kad kiekviena kelionė, kurioje mes pasidaliname galbūt savo patirtimi, savo įžvalgom, tada, kada tampam galbūt įkvėpimų, postumių kažkam kitam, yra labai geras jausmas. Tikrai geras jausmas, kad dėka tavęs kitas žmogus gali pamatyti pasaulį šviesesnį, gali pamatyti daugiau alternatyvų, gali pasiekti savo nusimatytus tikslus. Tai visų pirma, turbūt yra toks labai savanaudiškas momentas, ar ne, kad aš irgi gaunu mainais tą tokį vidinį jausmą, kad prisidedu prie geresnio pasaulio, prie geresnio rytojaus, prie kito galbūt žmogaus gyvenimo ir kito pokyčio. Tai turbūt toks esminis. Kitas momentas, tada, kada mes mentoriaujam, be jokios abejonės paaugam patys. Atsiranda situacijos ir šitas projektas man yra unikalus. Aš paprastai dirbu su vadovais, kur man atrodo, aš tikrai turiu patirties, aš daug žinau, kokios tos situacijos, kokios tipinės situacijos, į kurias jie papuola. Tačiau dirbant su vieniša mama, man tai yra nauja situacija. Taip, aš ten turėjau tų mentorysčių ir maisto bankas, ir gyvūnai, bet darbas, kaip aš sakau, su kitu žmogum, srityje, kurioje galbūt aš ir pati nesijaučiau tokia užtikrinta, man pačiai davė tokį paugimą, pačiai leido pamatyti savo tam tikras galbūt silpnybės, savo stiprybės. Ir tuo yra, tikrai, prisideda prie manęs kaip geresnio žmogaus.